Sveiki sugrįžę į dar vieną labai svarbų video. Šiandien aptarsime, kas įvyko rinkoje. Tie, kas investuojate, prekiaujate, domitės rinką, turbūt pastebėjote, kad vakar įvyko didžiausias crashas istorijoje altcoinų. Tai reiškia, dauguma altcoinų nukrito apie 50% per vieną dieną. Buvo milijardai likvidacijų pozicijų, likvidacijų tie, kas naudoja svertą ir taip toliau. Taigi tikrai rinkoje įvyko istorinis įvykis. Tai pabrėžiu, kad tas nukritimas, tas crashas įvyko ne Bitcoino grafike, kaip matome, o per altcoinus. Taigi jeigu dar neprisijungite į nemokamą grupę, tai padarykite tą dabar, nueikite į apačią, į aprašymą ir prisijungkite į nemokamą grupę. Tai yra labai svarbu, kad sužinotumėte, kas būna, kaip reaguoti, kaip analizuoti rinką, kaip suprasti rinką, kai vyksta tokie įvykiai. Tai tokiais įvykiais, manau, labai naudinga yra gauti informaciją, asmeninę informaciją, kurio nemokama, taigi prisijungite nemokamą grupę, spausti subscribe ir dabar važiuojam tiesiai į video. Tai pavyzdžiui, irgi kas įvyko, tai galim pasižiūrėti į Ethereumą, tenais labiau matosi, kas buvo nutikę, pasižiūrėkite į šią žvakę. Tai yra Ethereumas, šiek tiek išsitolinam. Nukrito, tai reiškia jis stabiliai laikėsi kažkur ties 3000 plus minus 3200 ir bam, per vieną vakarą, tai Lietuvoje buvo naktis, tai per vieną naktį nukrito nuo 3000 iki 2100, palėtė būtent tiesiai šį suporto lygį ir tada grįžo atgal. Tai tuo metu nebuvo akivaizdu, kad tai taip greitai grįž atgal ir turbūt nutokėt, kad jeigu Ethereumas taip nukrito, kiek nukraujavo visi altcoinai per visą naktį, taigi tikrai buvo sunki naktis, manau daug žmonių nemiegojo ir stebėjo kas vyksta, ypač tie, kas prekiauja, stebėjo kaip reikėjo pakeisti savo portfolio, kaip jį perdėlioti, ką reikėjo parduoti, ką nupirkti ir taip toliau. Taigi tikrai istorinis nukritimas ir šiandien aptarsime, kodėl jis įvyko ir svarbiausia, ko galima tikėtis toliau. Ir dauguma dabar žmonių mano, kad tai jau yra rinkos pabaiga ir altcoinų sezono niekada nebus ir kriptovaliutos daugiau nepakils ir taip toliau. Taigi šiandien apie tai ir kalbėsime ir tai apžvelgsime, ar tikrai tai yra tiesa ir ar tikrai nebus jau daugiau jokio altcoinų sezono ir taip toliau ir taip toliau. Tai pradedam nuo pat pradžios. Tai pirmas dalykas, kad šis crashas įvyko altcoinuose. Matome, štai čia yra, nueinam į savaitės grafiką. Čia yra altcoinų rinkos, bendros rinkos grafikas ir irgi pasižiūrėkite, koks čia buvo nukritimas. Tai čia yra tikrai didžiulis likvidacijos, manipulacijos nukritimas, net iki 700 milijardų market capo, bet greitai, kai matome tą pačią savaitę, užlipome atgal ir aš jau galiu garantuoti, kad mes tikrai nenukrisime ten toliau, nes taip kartais būna, kartais įvyksta toks vadinamas juodasis įvykis, Black Swan event, kada įvyksta tokios didžiulės likvidacijos ir rinka beveik visada iš karto atsigauna, nes tiesiog viskas superka po to ir nes čia jau buvo per žema kaina rinkai ir tiesiog viskas buvo supirkta ir mes sugrįžome atgal. Tai irgi dabar einam, tai kokios buvo priežastys? Tai pagrindinė priežastis tai yra ne tik tarifai, kas dauguma galvoja, kad tarifai sukėlė visą šį crashą, bet iš tikrųjų tai kažkada, jeigu atsimenat, kas sekat rinką nuo vasaros, atsimenate, ką reiškia, kai Japonijos bankas pakėlė palūkanas. Kai pirmą kartą Japonijos bankas nuo 0 palūkanų pakėlė iki 0,25%, jie turėdavo nemokamą kapitalą, jie realiai skolindavosi pinigus tiesiog nemokamai, nemokėdavo jokių palūkanų, nes buvo nulinės palūkanos, tada pakilo iki 0,25% ir visos finansinės rinkos patyrė didžiulį stresą, irgi buvo didžiuliai crashai, likvidacijos kriptovaliutų rinkoje ir akcijos labai nukrito, nes dauguma tai tiesiog sukėlė didžiulį stresą visoje ekonominiai sistemui ir dabar, nors jau visi tikėjosi ir žinojo, ta prasme buvo iškomunikuota, kad palūkanos bus pakeltos iki 0,5%, bet vis tiek jau tai buvo praeitą kartą pakėlė ir po kelių dienų, maždaug savaitės bėgyje buvo crashas ir dabar vėlgi pakėlė ir vėl buvo crashas. Ir aš manau, kad tai yra kombinacija ne tik kad tarifai, bet ir dėl šio viso Japonijos banko palūkanų pakėlimo. Tai irgi labai stipriai tas Japanese yen carry trade paveikė rinką ir irgi numušė rinką ir tada dar ant viršaus turėjome šiuos tarifus. Tai Trumpas nusprendė uždėti 25% tarifus
iš Meksikai, Kanadai ir 10% tarifus Kinijai, tai čia buvo dar kai pirmą kartą buvo paskelbta, jis specialiai paskelbė savaitgalį prieš užsidarant akcijų rinkai, ir nes akcijų rinka būtų irgi labai smarkiai nukritus, nukraujavus, bet jis tą darė savaitgalį, lygtais penktadienio vakarą, tam, kad po to rinkai užsidarė ir nepasijautė jokio poveikio rinkai, bet kriptovaliutų rinka veikė visas dienas per savaitę. Todėl kripto rinka labai smarkiai dėl to nukraujavo, nukrito ir tada pirmadienį jau sugrįžo Trumpas ir pasakė, kad mes jau susitarėm ir su Meksika, ir su Kanada susitarė, kad jie ten pasaugo sieną ir taip toliau ir nereikės jiems ten tų 25% tarifų, kad jie nukeliami dar vieną mėnesiui, tai irgi kas bus toliau dabar nėra aišku, bet iš esmės vėl padarė tą patį ir tuo metu irgi labai stipriai pakilo doleris, kas yra labai svarbu. Taip, susirandam dolerį. Taigi jo, tai doleris, kokia yra esmė, kad jis buvo vėl pakilęs iki savo aukštumų, kas yra labai blogai rinkom ir Trumpas žino, kad jau čia doleris buvo per aukštai ir todėl jie vėlgi nustūmė toliau tuos tarifus, nes buvo per agresyviai jie uždėti, jie per daug pakėlė ir dolerį ir sukėlė per didelį stresą rinkai, todėl pirmadieniais labai greitai viską sutvarkė, susitarė, susidarė visus sandorius ir tai yra taip, kad nukeltų tuos tarifus ir taip toliau ir taip toliau. Ir dabar matome, kad doleris jau vėl po truputį krenta į apačią, tai reiškia šiek tiek gali rinkos ir atsigauti. Nes kai būna aukštas doleris, tada jos realiai smaugia tiesiog kriptovaliutų rinką. Tai tokia situacija su doleriu, kas irgi buvo pakilę ir kas dar buvo įdomu, tai pasižiūrėkite į Bitcoin Dominance, kaip jis buvo pakilęs, tai buvo net iki 64%, kas yra insane, tai čia irgi nėra labai sustainable, aš manau, kad čia jau yra Bitcoin Dominance viršus, aš beveik garantuotas, nes jau kai buvo pakilę Bitcoin Dominance iki tokių nežmoniškų lygių, tai altcoinai buvo labai oversold, tai reiškia, jie buvo daug žemiau savo tos fair value, tai reiškia savo tikrosios vertės, tai aš manau Bitcoin Dominance, taip jis čia dar gali pasispardyti ir taip toliau, bet jis jau nebepakils į viršų, aš manau, kad čia bus šiokio tokio tipo konsolidacija ir tada važiavimas į apačią ir prasidės altcoinų sezonas. Tai nereiškia, kad tai bus dabar, bet aš manau, kad dabar kryptis vis tiek bus žemiau kažkoks atsigavimas ir tada atsigaus altcoinai. Tai irgi, judant toliau buvo istorinės likvidacijos, irgi tai dabar čia yra laivas, tai šiandien matome irgi vis tiek turime likvidacijų, biški longų, biški shortų, bet kokia yra esmė, kad vakar, tai yra ar tai užvakar, kai vyko visas tas likvidacijų įvykis, buvo 2 milijardai likviduota long pozicijų. Tai reiškia visi prekybininkai, kurie arba naudoja svertą, arba atsidarė sandorius, irgi su svertu, tai iš esmės ką daro beveik, 90% prekybininkų ir investuotojų, naudoja svertą ir tada buvo likviduota 2 milijardai long pozicijų. Tai įsivaizduokite, kiek žmonių prarado pinigus, kiek žmonių prarado savo investiciją ir taip toliau, nes naudoja svertą ir taip toliau. Tai didžiulės likvidacijos, 2 milijardai longų per 24 valandas. Čia yra rekordinis visoje istorijoje didžiausias likvidacijos įvykis per visą istoriją kriptovaliutų. Taigi tie, kas stebėjote, tai stebėjote istoriją, nes netgi per COVID arba per bear marketus, per FTX subirėjimą, likvidacijos buvo tik tais 1 milijardas 600 milijonų, čia buvo virš 2 milijardų. Tai reiškia, tai iš esmės reiškia, kad buvo didžiausias likvidacijos įvykis istorijoje. Gerai, dabar einam prie tai, kasgi laukia toliau, ko mes galim tikėtis ir taip toliau. Tai kas dabar vyksta, apie ką plačiau pakalbėsime kitą kartą, tai matome, kad pinigai jau sugrįžta vėl į rinką, čia yra USDT supply, tai reiškia, kiek yra USDT stablecoinų ir matome, kad čia buvo toks šioks toks, iš rinkos išėjimas pinigų, nes buvo galas metų ir taip toliau, tai institucijos, ten didieji investuotojai turėjo rebalansuoti savo visą portfolio, tenais rūpintis mokesčiais ir taip toliau ir matome, kad po to laiko visai neblogai atsigauname ir pasižiūrėkite, dar tik prasidėjo savaitė, šiandien kaip filmuoju yra antradienis ir mes jau matome didžiulį pakilimą pinigų pasiūloje, tai reiškia stablecoinų ir taip pat USDC, irgi stablecoinai, jeigu čia man užkraus, pamatysim, kad irgi labai smarkiai kyla į viršų, kas yra gerai, nes jeigu kyla, tai reiškia po to bus ir pakilimas. Dabar matome, kad USDC pakilo irgi beveik keliais milijardais irgi per šią savaitę,
tai irgi daug naujo kapitalo ateina į rinką, kas yra gerai. Ir matome, kad jau iš esmės po truputį atsigauname, aš nemanau, kad mes ten nukeliausime dar, taip galbūt ši žvakė dar pasistumdys, bet manau po to vėl grįšime į kur buvome prieš tai ir aš nemanau, kad dar mes keliausime žemiau, nes čia buvo tiesiog likvidacijos įvykis, nes jeigu mes pasižiūrėsime į akcijų rinką, mes matome, kad akcijų rinka beveik nenukentėjo ir kaip mes žinom, kad Trumpas ir visa administracija, jiems labai svarbu yra akcijų rinka ir finansinės rinkos ir jie nenori, kad ji nukristų. Tai matome, kad jeigu ji yra stabili, tai bus stabili ir kriptovaliutų rinka, tai S&P ir Nasdaq irgi yra gana stabilu. Tai iš esmės situacija tikrai atrodo neblogai, tai reiškia negrėsia dabar vėl kažkoks likvidacijos įvykis ir kadangi viskas yra taip žemai, bet dabar ateina daugiau pinigų, tai greičiausiai bus visi altcoinai šiek tiek vėl pakils aukščiau. Tai einant toliau, kas dar mūsų laukia, tai aš priminsiu apie tokį seną straipsnį, kurį aptarinėjau sausio 2 dieną arba kažkada panašiai, kai dariau video. Tai Amerika jau pasiekė savo skolos lubas, kurios dabar yra uždėtos kongreso ir jos nėra kol kas nuimtos ir nustumtos į didesnės, aukštesnės lubas. Tai kokia yra dabar situacija, kad jeigu kažkur po mėnesio iš esmės dabar vyriausybė negali spausdinti pinigų, nes jie prispausdina pinigų ir tada tais pinigais užmoka už visokias paslaugas, visokias skolas ir taip toliau, ir jie dabar negali spausdinti. Ir tai reiškia, kad yra toks dalykas, kaip jų vos neįsivaizduokit general account, tai reiškia jų asmeninė sąskaita, tai yra tiesiog, įsivaizduokite kaip Amerikos vyriausybės sąskaita ir jie turės mokėti už viską tą sąskaitą ir tai iš esmės yra likvidumo atėjimas į rinką. Tai reiškia, jie tiesiog mokės realiai iš savo didžiulis bankų sąskaitos, kur yra 700 milijardų, jie pradės užmokėti už savo paslaugas ir taip toliau, nes jie negali dabar spausdinti pinigų ir tai bus irgi gana nemažas likvidumo atėjimas į rinką. Tai irgi yra labai svarbu, jeigu nepakels šių lubų, tarkim, per ateinančius kelias mėnesius, tai irgi galim tikėtis gana nemažų įplaukų į rinką iš pačios vyriausybės, nes kaip ir minėjau, jie turės už viską mokėti, už savo išlaidas ir jie galės mokėti iš savo sąskaitos, kuri dažniausiai būna neliečiama, bet dabar, kadangi nebegali spausdinti, iš tos sąskaitos pinigai ateis į rinką. Ir čia yra didžiulis įvykis, apie kurį nedaug žmonių žino ir supranta, bet iš esmės irgi labai bullish dalykas. Kitas dalykas, vėl primenu tuos FTX repaymentus, jau jie turėjo prasidėti sausio mėnesį ir tai irgi vis tiek yra didelė suma, 16 milijardų ir jie po truputį yra išmokami ir kas yra svarbu, kad kaip aš kažkada ir minėjau, kad čia žmonės, pavyzdžiui, čia kaip tai paveiks rinką, kad žmonės, kurie prarado tada pinigus, jie buvo užkietėję ir patyrę kripto investuotojai, kripto prekybininkai ir todėl jie labai tikėtina, kad kriptovaliutos yra didelė jų gyvenimo dalis, nes jie naudoja brokerį, tai reiškia, ten kažką darė. Paprasti žmonės, kurie nesidomi rinką, jie nenaudoja brokerių kriptovaliutų rinkos, tai jie naudoja brokerį, jie prekiavo, investavo ir taip toliau. Tai kaip čia rašo, didžioji dauguma žmonių yra patyrę kripto investuotojai, tai aš beveik 100% garantuotas, kad nemaža suma iš 16 milijardų sugrįš į rinką. Tai aišku, tenais esmė, kad kažkaip, irgi turėjo viskas prasidėti sausio 3 ir payments, tai reiškia, kad mokėjimai buvo tikimasi, kad jie bus įvykdyti per 60 dienų, tai mėnesis jau praėjo. Ir aš atsimenu, kad vis tiek didžioji dauguma išmokėjimų bus vasario mėnesį, iki kovo, galbūt dar kovo mėnesį. Reiškia, irgi nuo vasario iki kovo mėnesio irgi ateis pinigai iš FTX žmonių, kurie juos susigrąžins. Galbūt mes dabar matome šį stablecoinų pakilimą, galbūt tai yra susijęs su FTX mokėjimais. Mes to tiksliai nežinom ir nežinosim turbūt ne vien tik tais, bet gali būti, kad jau tie apmokėjimai sugrįžta į rinką. Tai irgi labai svarbu. Dabar kitas dar įdomus dalykas, kad Eric Trump, Trumpo sūnus, pirmas dalykas, aš jau rodžiau, kad jie perka Ethereumą, jų įmonė perka Ethereumą ir jie nusipirko dar šiandien ir vakar irgi jie ten perka gal po 10 milijonų kas kelias dienas arba kas savaitę, tai irgi jie agresyviai perka Ethereumą ir jis labai įdomus tweetas, jis rašo, mano nuomonė, dabar yra geras laikas pirkti Ethereumą ir dar kažkur buvo parašyta, kad thank me later, tai padėkokit man vėliau. Tai akivaizdu, kad Ericas Trumpas,
kai būdamas Trumpo sūnus žino, kas laukia ateityje, žino, kur nueis ekonomika, žino, kas bus rinkom ir taip toliau, nes akivaizdu, kad tie, kas sėdi vyriausybėje, jie žino, kur eis rinka ir kur eis ekonomika, mes nežinom, kas bus toliau, bet jie žino ir jeigu jie perka Ethereumą, tai reiškia akivaizdu, kad jie tikisi, kad Ethereum kaina bus daug aukštesnė ir tai atneš didžiulės gražas. Tai reiškia, tai yra labai labai svarbu ir tai reiškia, jie žino daugiau nei mes ir jie ir perka ir dar labai įdomus tweetas, kad jis rašo, in my opinion, it's great time to add Ethereum, tai vos ne, aišku, kad jis bus teisus, jisgi nebus neteisus. Tai akivaizdu, kad Ethereumo irgi laukia neblogi metai ir tada laukia ir visų altcoinų irgi turbūt neblogi metai. Nes irgi grįžtant prie istorinių gražų, tai kas yra įdomu, kad po šito likvidacijos įvykio matome, kad vasario mėnesis yra istoriškai labiausiai bullish mėnesis Ethereumui, bet šitą mėnesį pradėjom su minus 18%. Tai irgi dar daug pasivyjimo turėtų įvykti. Tikrai nemanau, kad užsibaig šitaip mėnesis, jis tik vieną kartą užsibaigė minus 4%, bet čia buvo bear marketas. Net per 22 metų bear marketą buvo pakilimas, tai labai geri laukia, manau, keli mėnesiai Ethereumui, tai irgi labai neblogai. Nu ir matome, kad dar Ethereumo nusipirko ir ETF'ai. Tai jau, manau, užsidėsi šitas video, bet turbūt suprantate, kad pinigai yra rinkoje, jie niekur nedingo. Tikrai tai nebuvo kažkoks paskutinis krešas, kada rinkos neatsigaus, nebus altcoinų sezono. Galbūt jis bus, kainos bus aukščiau, tai jis dar neprasidės tikrai greitų metų. Bent jau per ateinančius, mano nuomonė, kelis mėnesius dar nebus altcoinų sezono, bet matome, kad kai pradės pompuotis Ethereumas, o jis tikrai pradės pompuotis, tada jis nusitems į viršų ir altcoinus. Taigi tiek šiam video. Nepamirškit spausti subscribe, prisijungite į nemokamą grupę, jeigu visą laiką norit sekti naujienas, kai vyksta tokie įvykiai, ką daryt, kaip reaguot, tai spausti subscribe, prisijungite į nemokamą grupę ir susitiksime kitame video.